Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tavo verslui reikia erdvės. Erdvės idėjoms ir kūrybiškumui. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Sveiki visi, Jutemiai 16 ir Jutemiai sugrįžta į Vilnių, didžiausioje šalies sostinės arenoje įvyks dar vienas Jutemiai turnyras, ir pagrindinėje jo kovoje sausio 31 dieną svorio kategorija iki 93 kg Ignas Puliukevičius ir Edvinas Šalkovskis. Turėsim šitą dvikovą, sveikas Edvinai. Sveikas. Dviguba tokia tema, žinai, turėjom jau šitą posterį, šiaip jau kovos vieną kartą, dabar turėjom padaryti ir antrą kartą. Taip pat pradėjau ir su Ignu šitą pokalbį, taip pat pradėjęs ir su tavim, nuo atsukimo laiko atgal į tą vienas prieš vieną pokalbį. Jeigu jį dabar taip prisimenat, tai kas tenais įvyko, šiaip kaip tu tą situaciją pats, kaip tu prisimintum tiesiog? Nežinau, kaip aš prisiminčiau. Aš tada tą kartą važiavau vienas čia filmuotis, visiškai to nesitikėjau, nes aplamai tokio dar nėra buvę, kad kažkas tai atsistotų, sėdinčiam žmogui duotų į galvą. Ta prasme, visiškai to nesitikėjau. Tai atvažiavau, įvyko kas įvyko, paskui jau po filmavimo buvau pilnas emocijų, buvo labai daug visko galvoj, kaip dabar dėl kovos, ką darysiu, kaip ruoštis, nes iš karto neskaudėjo nieko, grįžau į Vilnių, atsirado mėlynės, supratom, kad kažkas tai lūžo, tai nuvykom į ligoninę ir tokie ir reikalai. Tai iš esmės po to smūgio buvo kažkoks lūžimas veido srityje. Taip. Ištino labai veidas. Dar iš karto po filmavimo nuvariau į salę sportuot. Tai jau sportuodamas jau pajaučiau, kad kažkas ne taip, kad prisipučia oras čia, vaikšto pirmin atgal ir vis pučiasi. Tai iš karto po trefkės nuvarėm pasižiūrėt ir sako, kad lūžo veidas dviejose vietose. Iš esmės, žmonės po to epizodo į tokias dvi stovyklas kilo, aš taip sakyčiau. Čia tai, kas vyko viešoje erdvėje, žinai, ten komentaruose, socialinės tinkluose ir panašiai. Vieni užsiėmė poziciją tokią, kad pagal juos tu labai daug šnekėjai ir dėl to Ignas tarsi reagavo į tos žodžius ir dėl to ėmėsi tokių veiksmų. Kita pozicija buvo, kad jūs abu labai daug šnekėjot ir iš esmės jisai tarsi peržengė tą ribą. Kaip tu apskritai iš šono stebėjai, kad tokia diskusija atsirado ir kad jinai taip išvažiavo? Žinai? Ne, tai mano manimu, kad iš vis reikia iš šono prisiminti visą tą istoriją. Visą istoriją, kaip jis kalbėjo su manim konferencijoje, prieš tai dar buvo prieš tą 1x1 konferenciją, kaip jisai ten kalbėjo, ką jisai darė, koks buvo jo elgesys po konferencijos, jisai po konferencijos priejo ten kažką, pradėjo ten vėl nori įsmuštis. Tai čia viskas jau buvo prieš tai viskas. Nebuvo taip, kad aš iš lempos pradėjau šnekėti ant jo kažką ir čia aš dabar blogas. Tai viskas jau tempėsi ir senų laikų ir tiek. Ir viskas buvo pradėta iš jo pusės, ne iš mano. Kaip tu šiaip jauteisi po to? Aš suprantu, kad žinai tokia situacija, pavadinti ją durna, gal toks silpnas žodis, jinai tokia tai mažiausiai keista. Turėjo įvykti kova, žinai, jūs jau apsižodžiavę, jūs jau įtampai, tada smūgis iki kovos, ta kova dingsta, sunku buvo, pikta buvo, kaip emociškai jautėsi? Šiaip buvo labai daug visko, labai daug informacijos iš visų, iš trenerių, iš aplinkinių, iš šeimos, daug kas klausė kaip, tai skau buvo toks mėšlas galvoj, bet gan sunkoka buvo, ta prasme, kai tu nežinai, kas ten lūžo tau, normaliai, nežinai, kiek laiko gys tas dalykas, nes pas mus dar buvom nusimatę VAKO čempionatą pasaulio. Tai nežinojau, ar ten galėsiu sukovot, nes jeigu nesukovosiu, tai nebus pas mane to pastovumo, nebus kovų, o paskui vėl reikės kovoti su juo. Tai toks, nebuvo, ta prasme, tam tikro užtikrintumo, kaip kas dabar vyks galų gale.
Bet tos minties, kad visgi tą kovą turi įveikti, nepaleidai niekada, ne? Ne, žinojau, kad su juo tikrai Visgi kovosim, norėsi, jo, kad ta kova įvyks, tai Kaip atrodė tas tavo gymo procesas? Nes, akivaizdu, tu tam tikrą laiko tarpą tikrai negalėjai turėti jokio kontakto su smūgiais, tai yra tų normalių sparingų, pavadinkim. Jo. Tada tikriausiai, kaip suprantu, kurį laiką galėjai kovoti tik su veido apsauga. Taip, tik su šalmu, jo. Kad, dalinai bent jau tą skruostą pridengtų ir dėl to tu galėjai Vako čempionatą išvis. Taip. Nes kurį laiką išvis nesportavau, porą savaičių po traumos išvis nebuvo jokio kontakto, jokio sporto, ilsėjaus. Paskui jau po 2 savaičių jau galėjau kažką jau ten kriaušę pamušt, lėtinas pamušt, be kontakto ir jau dar po kažkiek laiko jau pradėjau ten sparinguoti su šalmu ir ruoštis jau Vako čempionatui su šalmu. Tai irgi biški prisibijojom, nes maža ką stipriau užtaikys, gali vėl lūžt, tai toks ir buvo pasiruošimas, toks pem. Bet iš esmės, jo pakako tam, kad iš Vako pasaulio čempionato įsivežtum bronzą. Taip. Tai su to galiu ir pasveikinti. Kaip tu jauteis? Sakei, toks keistas pasirašymas, viską, iškovojai tą bronzą, tada dar buvo visas tas gruodis, dabar jau kalbame sausio pradžioj. Iš esmės, kaip tavo sportinė forma sukilo? Labai gerai. Gerai, jo, prasivedžiau 3 kovas, kaip ir sakiau tau. Tai 3 kovos šiandien nėra mažai, per savaitę laiko. Tikrai jaučiausi labai gerai. Nors ir nelaimėjęs pačio čempionato, bet 3 vieta, aš manau, čia yra labai gerai. Kaip tas skruostas per čempionatą? Gerai viskas. Net negalvojau apie jį. Tiesiog jau į kovą ir viskas. Žinai, tas nusikėlimas kovos jūsų su Ignu, dėl ko jis beįvyko, jis iš esmės abiems jums pridėjo dar tą papildomą laiką. Iš tavęs dalis to laiko buvo atimta, tu sakai, keletą savaičių nesitreniravai, bet po to jau galėjai treniruotis, prasivedai 3 kovas, Vako pasaulio čempionate, tada dar visą tą treniruočių stovyklą vėl iš naujo galėjo dabar, užsisukti. Jauti, kad tas papildomas laikas kažko naujo pridėjo tau? Taip jaučiu, nes man visą laiką trukdavo tų kovų. Ta prasme, to tokio pastovumo, būti visada formoje, tai tas labai gerai, kad atsirado Vako čempionatas, nuvažiavom į jį ir tikrai jaučiuosi, kad patobulėjau 100%. Kad ir į kovą galbūt jau kitaip eisiu ir aplamai jau tą ringą pajautęs, kadangi nesenai kovojau, tai manau bus labai gerai. Negu, tarkim, pusę metų pauzę ir paskui eit kovoti. Tai toks tu nežinai, kas gali būti, nes pusę metų praėjo, tu jau to nejautei, sparingas yra vienas, kova yra kas kitas, tai labai gerai gausi. Iš esmės, dabar, kai ateidinėjai šitą kovą ir dabar jau galim ir tada ir truputėlį labiau apie tą kovą pradėti šnekėti, gal pradėkim pirmą nuo emocinės pusės. Tikrai jūs abu kibirkščiuojat, čia toks lengvas žodis kibirkščiuojat, liaudiškas žodis būtų stumėt, nesakyta gerai. Iš kur ta trintis yra atsiradus? Ką tu šiaip jauti Ignui? Žinau, mėgsti tu jį, nemėgsti, kaip žmogų, ne kaip žmogų, dėl to, kad išneka, nešneka, koks tas ryšys yra? Nežinau, šiaip pas Vadį iš vis jo gyvenime, nėra. Pas mane galvojo nėra, ta prasme, aš apie jį negalvoju per daug. Man tiesiog yra kova, žinau, kad ta kova bus su juo, bet ten, kad galvot, ar jisai blogas, ar jisai neblogas, man nelabai yra laiko tam. Tiesiog aš žinau, kad aš jaučiu pyktį jam, jeigu pamatau, tarkim, į veidą, pamačiau šiandien jį per filmavimus, man nemalonu būti patalpoj su juo. Ta prasme, tiesiog nemalonu, nes ką jis padarė, tai, manau, tikrai nėra logiškas sprendimas. Tai tiesiog tai ir jaučiu, kad aplamai gyvenime aš apie jį negalvoju. Kaip manai, sugebėsi tą pyktį pakinkyti reikalingų laiku prieš kovą? Ne, tai ar klausimas, ar reikia eiti į kovą su pykčiu? Tai ar neteisi, žinai, su juo? Ne, manau, kad ne. Būsiu atsipalaidavęs ir tiesiog eisiu pasimėgauti tą kovą. Ne ten laimėti, nenokautuoti. Faktas, tu eini laimėti, bet ne su tokiu mąstymu, kad aš dabar turiu laimėti. Man reikia, dabar nelaimėsiu, viskas, mano gyvenimas pasibaigs. Tokio nebūsiu. Eisiu į kovą pasimėgauti ir viskas. Pasimėgauti, parodyti savo tą aukščiausią versiją. Viskas. Iš esmės, kaip su Ignu, pavyzdžiui, kalbėjausi, jis sakė, kad tai, kai jis padarė, buvo negeras veiksmas, bet tai kartu ir išmokė, žinai, to šaltų kraujiškumą. Dėl to aš taip ir vedžiau tą tokią liniją, nes jisai sakė, kad įtėmiai 15 turnyrą, kai buvo, jautėsi šaltesnių protų. Ir man ta linija, žinai, ir yra įdomi. Ar jūs tikrai abu atėję į ringą rame
galvą ateisit, nes, akivaizdu, kad jūs susitikot dar kartą ir vienas prieš vieną tam pokalbėje, kuris praėjo ramiai šį kartą, yra ta įtampa. Ir kai tu pamatai žmogų, žinai, ir jau tu su piršniam, tu suteipuotas, tu jau su kapa, gali užsiveš šiek tiek tas varikliukas. Tai reikia mokėti įtampą valdyti. Ir pažiūrėsim, kas geriau ją suvaldys per tą kovą, tas ir laimės tą kovą ir viskas. Dabar truputėlį dar apie kovą iš kitos pusės. Atmeskim emocijas, atmeskim istoriją, atmeskim visą tai, kas jūs ten sieja, nesieja ir koks ten jūsų emocinis ryšys, ar būtų, ar jo nebūtų. Iš sportinės pusės. Ignas Pauliukevičius, kaip tau jis atrodo? 4 nokautai, 4 pergalės iš eilės UTME organizacijai. Žmogus, kuris daugelio nuomonė rodo tą tobulėjimą, stengiasi ir atrodo kiekvieną kartą ringe vis kažkurį aspektą pagerinęs. Kaip tu jį kaip sportininką vertini apskritai? Atmetus tą visą kitą. Atmetus visą pusę, tai man jisai yra geras varžovas, jisai tikrai yra sprogstantis, turi jis ten tą šoninį smūgį labai stiprų. Ta prasme, geras, taip, jisai yra geras varžovas ir tiek. Ką dar pasakyti apie jį, nežinau. Apie nokautus, vienintelis dalykas, žinai, kas yra įdomiausias ir svarbiausias, tikriausiai, kai žinai, kad eini prieš varžovą, kuris renkasi nokautus, vienaip kitaip ar pagalvoji, kaip tai neutralizuoti. Ar savo darbu, ar gynybą, ar kontratakom. Supranti, kad tai yra tavo tas aspektas. Ar jų daugiau yra šitoj kovoje? Ne, tai be abejo, tu, kai ruošies kovai, tai tu susidėlioji taktiką, kaip to išvengti, kaip išvengti to puolimo tokio, kaip išvengti to smūgio tokio stipraus. Ir viskas. Ir ties tom ir dirbi. Ties tom ir ruošies. Iš esmės čia tokia labai natūrali kova, man atrodo, bet kokiu atveju, dėl to, kad jūs abu esate labai panašioj svorio kategorijai, aplinkui bent jau tą tarpelį. Abu esate jauni kovotojai, abu siekiat įsitvirtinti iš esmės tiek Lietuvoje, tiek apskritai didesniai rinkoje, pavadinkim taip. Ir abu su savo perspektyva kažkada turėjot susikiršti tuose keliuose ir man atrodo dabar toks labai geras metas jums yra susikirsti ir iš esmės išsiaiškinti, kam dabar reikia, kam tramplinas greitesnis dabar bus į viršų, o kam kitaip reikės tą kelią praeiti. Kai bus jau sausio 31 diena, nuvarysi į Vilnių, ten jau tau labiau draugiška arena turėtų tikriausiai būti. Tai ten visai kitaip iš vis bus. Daugiau sirgalių tikriausiai į tavo pusę bus palankus. Atsistosit jau su Ignu į ringą, sumušit pirštiniam, jau teisėjas pastums į kampus, nuskambės gongas. Kaip tu nori išeiti iš to ringo po tų 3 raundų ar mažiau, kad būtum absoliučiai savim patenkintas? Taip, tai aš tiesiog noriu išeiti iš ringo, kad aš žinočiau, kad aš padariau viską. Kad aš atsidaviau tai kovai, kad aš sukovojau tikrai gerai, kad nepramegojau kažkur ir tiek, kad būčiau patenkintas pačiu savim. Į pergalę kažkokiu būdu nesitaikai? Ne. Ten, kad kažkaip ten jį išjungsiu, ten su haikiku, ne. Aš faktas, vizualizuoju kažką tai, bet dabar, aišku, neskleisiu ką, bet jau pamatysim jau tą dieną ringe, kas ten bus, kaip ten viskas vyks. Bet kokiu atveju, man atrodo, čia mūsų laukia labai geras ir įdomus reginys, ilgai laukta kova, kuri pagaliau įvyks. Sausio 31 diena, Vilnius, didžiausia šalies sostinės arena, UTME 16 sugrįžtanti į sostinę UTME organizacija ir pagrindinė vakaro kova, svorio kategorija iki 93 kg, kickbokso kova, Ignas Pauliukevičius ir Edvinas Šalkovskis. Ačiū Edvinai ir iki pasimatymo Vilniuje. Ačiū Jums.